Taip, Taip. puiku. Gerai, tai žodžiu, tai antras tikslas yra, kaip sakiau, įgyvendinti Europos komisijos deleguotosios direktyvos dėl įmonių dydžių piniginių kriterijų padidinimo nuostatas. Šią direktyvą ruošiamasi priimti iki metų pabaigos ir jinai turėtų galioti jau 24 metais. Dėl to projekte mes jau esame įdėję tuos pakeistus rodiklius. Ir šiandien neplanuojame įsiplėsti apie tai, nes šiandienos tikslas yra kalbėti tik tai labiau apie tvarumo direktyvos perkelimo klausimus. Dar keli tikslai yra, nes 22 metais Finansų ministerija atliko finansinių ataskaitų neteikimo ir kokybės problemų analizę ir buvome parengę atskirą įstatymų paketą, bet vyriausybės pavedimu, kad nekeisti tų įstatymų, nes kai kurie pakeitimai liestų ir tvarumo direktyvos susijusius perkelimus ir būtent šitos kokybės, sudėti visus tos pakeitimus į vieną paketą. Dėl to tas paketas yra tikrai toksai apimantis net keletą tikslų. Ir aišku, kadangi yra kai kurie įstatymai tiek įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės apjungiantis du įmonių atskaitomybės ir įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatymą, bei nauja redakcija yra finansinių ataskaitų audito įstatymo projektas. Tai iš principo mes rengdami tas naujas redakcijas siekėme supaprastinti kiek įmanoma labiau tuos seniai rašytus ir ne vieną kartą keistus tekstus. Tai dabar pradžiai pradėsiu užbėgdama už akių tvarumo klausimams, nes dydžiai liečia šiek tiek ir tvarumo įmonės, kurioms bus reikalavimai rengti tas tvarumo ataskaitas. Tai dydžiai nuo 24 metų, jeigu niekas nepasikeis, o turėtų niekas nepasikeisti ir komisija turėtų patvirtinti šios rodiklius, turėtų didėti apie 25%, tai didelė įmonė būtų tokia, kurios metinė apyvarta būtų viršytų 50 milijonų eurų, turtas 25 milijonus ir darbuotojų skaičius 250, darbuotojų skaičius išlieka toks pas ir atitinkamai kitų dydžių įmonės, o dydžiai yra svarbus sprendžiant, kokie atskaitomybės reikalavimai yra taikomi. Tai kitų įmonių dydžiai taip pat padidėja maždaug 25%. Tai žiūrint taip ES lygmeniu, tai iš viso ES sumažėja didelių įmonių apie 14%, vidutinių įmonių apie 10%, mikro įmonių padidėja 4,5%. Lietuvoje mes kol kas šitų rodiklių dar konkrečiai negalime pasakyti, bet patikslinsime duomenis vėliau. Atitinkamai keičiame, didiname ir privalomą audito kriterijų, tai yra keliame nuo 1,8 milijonų turtą iki 2,5 milijonų, kad kai viršyje ir pajamas nuo 3,5 milijono ir 4,5 milijono. To pasiekoje, jeigu dabar yra pagal juridinių asmenų, Daiva, atsiprašau, aš atsakysiu klausimus vėliau. To pasiekoje mes matome, kad privalomo audito atvejų skaičius sumažėja nuo 3530, nes pagal juridinių asmenų registro centro duomenis dabar privalomas auditas yra 3530 subjektų, sumažėtų iki 2957. Tai yra apie 580 įmonių, tas privalomumo reikalavimas pagal 22 metų duomenis dingtų. Tada perinu prie tvarumo klausimų. Tai prie tvarumo klausimų yra, noriu šitoje skaidrėje parodytos tos pagrindinės ES su tvarumu susijusios teisėkūros iniciatyvos. Istorija apie tvarumą prasidėjusi tikrai seniai, dar Jungtinėse tautose ir dar iš tikrųjų prieš 2015 metus, bet priėmus žaliąjį kursą ES yra visa eilė teisėkūros iniciatyvų. Čia paminėtos iš viso yra virš 100, apie 150 iniciatyvų įvairiose srityse. Čia yra paminėtos tik kelios, kurios siejasi konkrečiai su bendrovių tvarumo atskaitomybės, tiksliau sakant, su atskaitomybės ir informacijos atskleidimo nuostatomis.
tai mes turime jau dabar galiojančius reglamentus, tai yra mes turime su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektorio reglamentą, mes turime taksonomijos reglamentą, pagal kurie yra taikomi finansų rinkų dalyviams, tai yra listinguojamoms įmonėms ir finansų institucijoms, ir dalis informacijos jau yra dabar atskleidinėjama pagal tos reglamentus. 23 metų sausio mėnesį priimta direktyva buvo praeitų metų pačioje pabaigoje, patvirtinta šių metų pradžioje ir, ta prasme, jos perkelimas į nacionalinę teisę turėtų būti iki kitų metų Liepos 1 dienos. Ir, kiek žinome, ekonomikos ministerija dabar dirba su pasiūlymu Europos komisijos dėl bendrovių tvarumo išsamaus patikrinimo direktyvos. Kodėl šitas visas direktyvas pateikėme ir teisėkūros šitos teisės aktus pateikėme vienoje skaidrėje, dėl to, kad tiek iš bendrovių tvarumo atskaitomybės yra nuorodos į taksonomijos reglamentą, tiek pasiūlyme dėl bendrovių tvarumo išsamaus patikrinimo direktyvoje taip pat yra nemažai nuorodų ir sąsajų su bendrovių tvarumo atskaitomybės direktyva. Tai kokie visgi pakeitimai? Dabar perinu prie pakeitimų. Tai pakeitimai yra įmonių atskaitomybės srityje. 2 įstatymai sujungti į vieną, padarytas įstatymas kompaktiškesnis, peržiūrėta išsamiai struktūra, peržiūrėta viskas bandant supaprastinti ir nuosekliai pateikti visą atskaitomybės procesą ir visus reikalavimus. Šiek tiek tikslintas tikslas, apimtis labai aiškiai išdėstyta, kurioms įmonėms ir kokios dalys įstatymo yra taikomos. Tokia galbūt, nesakyčiau, kad reikšminga, bet kadangi įvyko ir savokų peržiūra, perkeliant iš direktyvos sąvokas, bet taip pat, kadangi direktyvoje metinis pranešimas yra management report, tai mes tą kažkada tai galbūt ne visai teisingai išverstą sąvoką keičiame, kad jinai atitiktų labiau tą savo esmę, savo turinį atspindėtų. Tai metinis pranešimas pakeistas į vadovybės ataskaitą. Ir atitinkamai, aišku, pridėtos nuostatos dėl tvarumo ataskaitos. Tai pradžiai, kaip sakiau, kadangi tikslas yra jums padėti šiek tiek naviguoti tame naujame įstatyme, tai yra išdėstyta apie įmonės metinių ataskaitų rinkinį ir metinių ataskaitų rinkinį sudaro iš esmės daugeliu atveju 2 dalys, tai yra metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir vadovybės ataskaita, tas buvęs metinis pranešimas. Ir keletą įmonių dar turi prievolę taip pat rengti, Lietuvoje beje tokių įmonių beveik nėra dėl mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos. Ir pelno mokesčio informacijos ataskaita, šios 2 tiek mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita, tiek pelno mokesčio informacijos ataskaita, jos taip pat yra atsiradusios perkeliant direktyvą, bet jos yra aktualios tikrai labai ribotam įmonių skaičiui. Ir šitose dalyse nuostatos iš esmės nesikeitė, jos tik tai buvo peržiūrėtos dėl savokų ir peržiūrėtos dėl paprastinimo teksto paties. Tai vadovybės ataskaitoje mes turime taip pat vadovybės ataskaitos sudėtį aiškiai išdėstytą, tai yra bendrieji duomenys, kurie yra visoms įmonėms, iš visų įmonių reikalauja, kurie rengia vadovybės ataskaitą. Mes jau turime savo žinomą bendrovių valdysenos ataskaitą, niekas tenai nesikeitė, atlygio ataskaitą niekas nesikeitė ir tvarumo ataskaita yra skirta ne vienas, o daugiau straipsnių. Dabar kas turės įtraukti į savo vadovybės ataskaitą tvarumo ataskaitą. Tai, kaip matoma, turės įtraukti listinguojamos įmonės visos, išskyrus labai mažas. Tas pastebėjimas, kad ne tik ES, tai yra, kad iš esmės, jeigu yra įmonių grupės, nes įstatymas parašytas, kuris yra taikomas vienodai ar įmoniai atskirai, ar įmonių grupiai, tenkinančiai rodiklius, tai jeigu yra, sakysime, patronuojančioji arba motininė įmonė ne Europos Sąjungoje, vis tiek tas reikalavimas yra tai grupiai taikomas. Ir taip pat turės rengti šią įtraukti tvarumo ataskaitą
ne tik listinguojamos įmonės, bet ir nelistinguojamos, tai yra didelės įmonės. Ir didelės įmonių grupės patronuojančiosios įmonės. Dabar taip pat, aišku, yra įstatyme ir kaip ir direktyvoje numatytos išimtys, kokiais atvejais tvarumo ataskaitos įmonė gali nerengti. Tai nerengti tvarumo ataskaitos gali dukterinė įmonė, kuri nėra didelė listinguojama, jeigu jos ir jos dukterinių įmonių informacija yra įtraukta į mamos, nepriklausomai kur ta mama motininė įmonė yra, ar ES, ar ne ES, jeigu yra įtraukta į jos konsoliduotąją vadovybės ataskaitą. Tačiau jeigu šita išimtimi naudojamasi, ją galima naudotis, bet turi būti ta prasme tenkinamos tam tikros sąlygos, tai yra ta konsoliduotoji vadovybės ataskaita turi būti parengta pagal Europos tvarumo atskaitomybės standartus arba būdu lygiaverčių jiems. Antra sąlyga yra, kad dukterinės įmonės vadovybės ataskaita turi būti nurodyta, tos motininės įmonės teikiančios tvarumo ataskaitą grupės lygmenių pavadinimas, buveinė, interneto nuorodos į patarnaujančiosios įmonės konsoliduotąją ataskaitą ir užtikrinimo išvada pateikta informacija, kad įmonė neprivalo rengti tvarumo ataskaitos. Ir trečias dalykas, tos motininės ne ES įmonės teikiančios tvarumo ataskaitą grupės lygmenių konsoliduotoje ataskaita turėtų būti pateikta juridinių asmenų tvarkytojai per 12 mėnesių ir skelbiama dukterinės įmonės interneto svetainėje lietuvių ir arba anglų kalbomis. Tai yra tokios išimtys. Dabar dar yra šitame visame ir direktyvoje, ir mūsų įstatyme perkeltos nuostatos, kas turės užtikrinti ne ES įmonių grupės konsoliduotosios tvarumo ataskaitos prieinamumą rengimą, nes yra aiškiai pasakyta, kad ta informacija turi būti prieinama. Tai ta pareiga tenka būtent dukteriniai įmoniai, kur yra didelė arba listinguojama skyrus labai mažą ir kurios pagrindinė motininė įmonė yra trečiosios valstybės įmonė, tai yra ta ne ES valstybė, kurios atskiros įmonės pardavimo ir kurios atskiros pardavimo grynosios pajamos uždirbtos ES viršija 150 milijonų. Tai yra tam tikri rodikliai pateikti. Taip pat pareiga užtikrinti prieinamumą ir tos ataskaitos parengimą tenka net ir filialams, kuriuos yra įsteigusios trečiosios valstybės, trečių valstybių įmonės, kurių pardavimo pajamos viršija 40 milijonų ir filialą įsteigusios atskiros trečiosios valstybės įmonės uždirbtos ES pajamos viršija 150 milijonų. Taip, tai čia daugiau gal nesiplėsiu. Dabar reikalavimai tvarumo ataskaitai. Reikalavimai tvarumo ataskaitai yra tokie, kad tvarumo ataskaita turi būti parengta pagal Europos tvarumo atskaitomybės standartus. Šiuo metu yra parengti keli standartai didelėms įmonėms, tai yra bendrieji. Sektoriniai standartai bus parengti, jų parengimas yra atidėtas iki 26 metų. Ir taip pat bus standartai šiek tiek paprastesni listinguojamoms mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taip pat yra skatinamos ir tas savanoriškas tvarumo ataskaitos rengimas, numatoma parengti standartus ir mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios teiktų tvarumo ataskaitą savanoriškai. Antras toksai kaip ir reikalavimas yra, kad tvarumo ataskaita turėtų būti parengta ir paskelbta ES elektroninių ataskaitų teikimo formatu, tai yra informacija būtų sužymėta. Ir visus šitos dalykus, tos ataskaitos atitikti šitiems reikalavimams turėtų patikrinti atlikdami tvarumo užtikrinimo paslaugą auditorius arba nepriklausomas tvarumo užtikrinimo paslaugos teikėjas. Tai va dabar pereinu prie audito įstatymo pakeitimo ir atitinkamai jo papildymo susijusiamis su direktyvos perkelimu susijusiamis nuostatomis.
Tai pirmas toks pakeitimas, kad finansinių ataskaitų auditas, kaip minėjau, praplečiamas, taip pat parengtas nauja redakcija, keičiamas jo pavadinimas, kadangi įstatyme kalbame ne tik apie finansinių ataskaitų auditą, bet auditas, kaip žinia, yra užtikrinimo paslauga, bet ir apie kitas užtikrinimo paslaugas, tai įstatymo pavadinimas pakeistas, kaip matote, į finansinių ataskaitų audito ir kitų užtikrinimo paslaugų. Tada atitinkamai peržiūrėtos sąvokos, papildytos, kiek jų trūksta susijusių su tvarumo atskaitomybės užtikrinimu ir galbūt yra svarbu įmonėms, nes šiek tiek patikslinamas viešojo intereso įmonės apibrėžimas, ta dalis, kuri liečia valstybės ir savivaldybės įmonės, ar tas akcinės bendrovės ir uždarąsias akcinės bendrovės, kuriams valstybė ir savivaldybė gali daryti, nebuvo tą tiesioginį ar netiesioginį, praplečiame tiesioginį ir netiesioginį lemiamą poveikį, tai yra apims ne tik valstybės valdomas įmonės, bendrovės, bet jeigu ir dukterinės įmonės. Kas dabar tokia naujovė yra iš tikrųjų, kad jeigu dabar finansinių ataskaitų auditą gali atlikti tik tai auditorius arba audito įmonė, tai mes turim šiuo atveju tokius atsiranda nepriklausomas užtikrinimo paslaugų teikėjas, apie jį aš šiek tiek papasakosiu prie sekančių skaidrų, bet įmonės tvarumo ataskaitų užtikrinimo gali atlikti tas auditorius, kuris atlieka ir finansinių ataskaitų auditą, kitas auditorius negu atlieka finansinių ataskaitų auditą, arba nepriklausomas užtikrinimo paslaugų teikėjas. Dabar, kas yra tas nepriklausomas užtikrinimo paslaugų teikėjas? Tai mes čia perkeliame iš tikrųjų iš direktyvos tai, ką direktyva leidžia, bet nereikalauja iš valstybės narės, o leidžia turėti galimybę rinktis ne tik auditorių, bet ir kitą nepriklausomą užtikrinimo paslaugų teikėją, tai būtų akredituotas juridinis asmuo, kurį akredituotų nacionalinio akreditacijos biuras ir sąrašas šiuo metu yra skelbiamas jų interneto svetainėje, jau kitų paslaugų akredituotų asmenų. Tada yra paslaugos atlikimui būtų taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir auditoriams, tai yra skirtumo dėl reikalavimų paslaugai, kas ją beatliktų, nėra. Ir atliktos paslaugos kokybės priežiūra atliktų, jeigu tai yra viešojo intereso įmonė, audito apskaitos turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba, jeigu kita neviešo intereso įmonė Lietuvos auditorių rūmai ir atitinkamai nacionalinis akreditacijos biuras, tai yra juridinio asmens akreditacijos vertinimą. Koks yra skirtumas tarp auditoriaus ir nepriklausomo užtikrinimo paslaugų teikėjo? Tai yra toksai, kad rotacija netaikoma, jeigu auditoriams pagal audito reglamentą, ES audito reglamentą, auditoriai turi rotuoti bent kas 10 metų, tai tokio reikalavimo nepriklausomas užtikrinimo paslaugų teikėjams ir auditoriams, kurie atlieka tvarumo atskaitomybės užtikrinimą, nėra. Tada draudžiamos paslaugos yra tos pačios tiems asmenims, kurie atliktų tvarumo atskaitomybės užtikrinimą, kaip ir auditoriams. Tai yra ir apskaitos tvarkymas, ir vertinimo paslaugos, kitos nurodytos paslaugos, taip pat, aišku, patenka ir tvarumo ataskaitos rengimo paslauga. Tai yra, tu negali tikrinti kokybės to, ką pats parengi. Trečias skirtumas yra, kad jeigu dabar auditoriai gali teikti kitas leidžiamas paslaugas, bet žiūrima tam tikras santykis atlygio lyginant su audito paslauga ir atlygis už tvarumo atskaitomybės užtikrinimą būtų neskaičiuojamas į tą vadinamą lubų sumą, tą 70% kepą, kaip mes direktyvoje reglamente vadiname. Ir paskutinis dalykas, tai audito komiteto patvirtinimas, įmonių audito komiteto patvirtinimas yra nebūtinas tam, kad teikti leidžiamas neaudito paslaugas atliekant tvarumo atskaitomybės užtikrinimą. Tai
tiek būtų skirtumų. Trumpai dar apie audito komitetą, tai jeigu dabar audito komiteto funkcijos aprėpia iš esmės sritis, stebėseną sričių susijusią su finansinė atskaitomybė, vidaus kokybės kontrolė, tai dabar visa tai prasiplečia ir tvarumo atskaitomybė. Tai yra veiklos sritys audito komiteto apimtų vidaus kokybės kontrolės rizikos valdymą, vidaus auditą, kiek tai susijęs su finansinė ir tvarumo atskaitomybė, tada atskaitomybės proceso stebėseną, audito ir užtikrinimo rezultatų stebėseną ir vertinimą, finansinio ataskaitų audito ir tvarumo atskaitomybės užtikrinimo kokybės stebėseną. Ir čia yra toksai galbūt įdomesnis dalykas, kad jeigu audito komitetas turi dalyvauti audito įmonių parinkime, tai kas liečia tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugą, tos paslaugos parinkime audito komitetas neprivalo dalyvauti, bet vertinti nepriklausomumą tos paslaugos teikėjo, užtikrinimo paslaugos teikėjo, šita pareiga patenka į audito komiteto sritį. Ir dabar trumpai apie terminus. Tai terminai būtų tokie, kas ir kada turi pradėti rengti tvarumo ataskaitas. Tai yra tvarumo ataskaitas, kurios būtų įtraukiamos į vadovybės ataskaitą. Tai už kitus metus, už 24-uosius, tvarumo ataskaitą turėtų rengti didelės listinguojamos įmonės, kuriuose vidutinis darbuotojų skaičius yra virš 500. Tai yra ne tos, kurios yra virš 250 kaip didelės, bet tos tikrai labai didelės įmonės. Tada už 25 metus tvarumo ataskaitą turėtų rengti kitas didelės įmonės. Už 26-uosius mažos ir vidutinės įmonės, kurios yra listinguojamos, ir šios įmonės turi išimtį iki 28 metų, tai yra jos galėtų nerengti tvarumo ataskaitos, bet turėtų paaiškinti, kodėl jos nerengia. Ir dar vienas galbūt svarbus dalykas, kurį rasite įstatymo pabaigoje prie baigiamųjų nuostatų, kad kadangi tvarumo ataskaitoje, aš čia šiandien nepristatinėjau tos dalies, koks yra tvarumo ataskaitos turinys, nes tas turinys yra ir standartuose nusakytas, ir atskiras straipsnis turinio yra skirtas, tai ir į tą privalomą informaciją patenka informacija apie vertės grandinę. Tai per pirmuosius 3 metus leidžiama nepateikti visos informacijos apie vertės grandinę, jei įmonė jos neturi ir savo tvarumo ataskaitai pateikia paaiškinimus apie dėtas ar dedamas pastangas, ar tas pastangas, kurias planuoja dėti, tos planus, ką planuoja daryti, ir nurodo priežastis, dėl ko neturėjo galimybės, negali tos visos informacijos pateikti. Tai tie 3 pirmi metai yra tokie kaip ir pereinamieji, susitvarkyti procesams ir kad ta informacija galėtų būti surenkama ir pateikiama tvarumo ataskaitoje. Ir pabaiga, tai yra direktyvos pasiūlymas, viskas vyko labai greitai, 21 metais, priimta direktyva 22 metų pabaigoje, kaip minėjau, atlikta 22 metais finansų ataskaitų teikimo kokybės ir problematikos analizė, tada pateikėme jums lapkričio pabaigoje pastaboms, tai per gruodžio mėnesį norėtume jūsų pastabas ir komentarus susirinkti. Iki vasario planuojame jau pagal jūsų pastabas patikslinti projektą ir pateikti vyriausybei. Ir siekis yra, kad įstatymai įsigaliotų 24 metų Liepos 1 dieną. Tai būtų trumpai tiek.